Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 19 skyrius. Mano guru vienu metu pasirodo Kalkutoje ir Serampore. Mane dažnai apnikdavo ateistinės abejonės, kartais aplankydavo kankinantys spėliojimai apie tai, ar siela tikrai egzistuoja. Ar nesigilindamas į savo vidų žmogus tolsta nuo jam skirtos lemties. Panti bendrabutyje dalyjosi savo abejonėmis mano kambario draugas Deženas Babu, kai pasiūliau jam aplankyti savo guru. Šri Yuktesvaras Dži išventins tave į kriya jogą, atsakiau. Jos pagalba vidinis dieviškas tikėjimas nuramins dualizmo sukeltą sumaištį. Ta vakarą Deženas jau ėjo su manimi ašramo link. Mokytojo akivaizdoje mano draugas pajuto tokią dvasinę ramybę, jog netrukus tapo nuolatiniu svečiu. Kasdieninių gyvenimo rūpesčių žmogui nepakanka. Išmintis irgi yra įgimtas alkis. Šiuose Šri Yuktesvaro žodžiuose Deženas atrado akstiną. Pradžioje skausminga, paskui išlaisvinanti be pastangų. Mėginimam savo širdyje atrasti tikrąjį save, o ne vien tenkintis žeminančių laikinų vieno gyvenimo egų, kuris retai yra pakankamai erdvus sielai. Mes su Deženu kartu mokėmės Seramporo koledže ir įpratome iškart po paskaitų eiti kartu į ašramą. Dažnai antro aukšto balkone jau stovėdavo Šri Yuktesvaras ir pasveikindavo mus miela savo šypsena. Vieną popietę jaunas ašramo mokinys Kanajus sutiko mane su Deženu prie durų su liūdnomis žiniomis. Mokytojo nėra, skubus pranešimas iškvietė jį į Kalkutą. Kitą dieną iš savo gurų gavau atviruką. Aš išvyksiu iš Kalkutos trečiadienio rytą, rašė jis. Su Deženu galite pasitikti mane 9 valandą Seramporo traukinių stotyje. Apie 8:30 trečiadienio ryte mano galvą pasiekė telepatinis Šri Yuktesvaro pranešimas. Aš vėluoju, nelaukite 9 valandos traukinio. Šias instrukcijas persakiau Deženui, kuris jau buvo apsirengęs ir ruošėsi išeiti. Vėl tu su savo intuicija, paniekinamai tarė mano draugas, aš labiau pasitikiu rašytiniu mokytojo žodžiu. Aš gūžtelėjau pečiais ir atsisėdau. Visiškai supykęs Deženas nuėjo prie durų ir garsiai užtrenkė jas už savęs. Kambaryje dar buvo tamsu, todėl aš pasislinkau prie lango ir žiūrėjau į gatvę. Silpna saulės šviesa greitai padidėjo iki akinančio spindėjimo, todėl geležimi apkaltas langas lyg pradingo. Tokiame žaviame fone aiškiai pasirodė Šri Yuktesvaro figūra. Suglumęs ir beveik šokiruotas, aš atsistojau ir nusilenkiau prieš jį. Kaip ir visada, iš pagarbos jam paliečiau mokytojo batus. Tai buvo man pažįstama avalynė. Oranžinė spalva nudažytas brezentas ir virve pririšti puspadžiai. Geltonos spalvos famio drabužiai lengvai prisilietė prie manęs. Aš aiškiai pajutau ne tik audinį, bet ir smėlėtą jo batų paviršių, bei jo kojos piršto atsispaudimą batų paviršyje. Aš buvau per daug apstulbęs, kad galėčiau ištart bent vieną žodį. Todėl tik stovėjau ir klausimai žvelgiau į jį. Džiaugiuosi, kad gavai telepatinę mano žinutę. Ramiai ir visiškai aiškiai kalbėjo mokytojas. Aš jau atlikau visus reikalus Kalkutoje ir atvyksiu į Seramporą 10 valandos traukiniu. Vis dar stovėjau kaip nebylys, o Šri Yuktesvaras tęsė. Tai ne vaiduoklis, o tikras mano kūnas ir kraujas. Aš gavau dievišką nurodymą perduoti tau šią patirtį, retai pasiekiamą šioje žemėje. Tu ir Deženas pasitikite mane stotyje ir pamatysite mane ateinantį jūsų link su lygiai tais pačiais drabužiais. Prieš mane žingsniuos mano kelionės draugas
jaunas berniukas su pasidabruotu ąsočiu. Mano guru padėjo abi rankas ant mano galvos ir palaimino mane. Jis užbaigė žodžiais. Taba asi. Pastaba. Bengališkai reiškia iki, o pažodžiui tai yra daug žadantis paradoksas. Tuomet aš pasirodysiu. Pastabos pabaiga. Ir iškart po jų išgirdau savitą murmėjimą. Pastaba. Tai būdingas kūno atomų išsisklaidimo garsas. Pastabos pabaiga. Jo kūnas pamažu pradėjo tirpti ryškioje šviesoje. Iš pradžių dingo pėdos ir kojos, paskui liemuo ir galva, lyg vyniojamas ritinys. Dar pajutau švelniai ant mano galvos esančius jo rankų pirštus. Spindėjimas pranyko ir neliko nieko, tik grotuotas langas ir blankus saulės šviesos rautas. Tebe buvau pusiau sustingęs bei netekęs žado. Klausiau savęs, ar tik nebuvau haliucinacijos auka. Staiga į kambarį nusiminęs įėjo Diženas. Mokytojo nebuvo nei 9, nei pusę 10 valandos traukinyje, pranešė mano draugas su švelnia atsiprašymo gaidele. Eime, jis atvyks 10 valandos traukiniu. Paėmiau Diženo ranką ir per prievartą nusivežiau jį su savimi, nekreipdamas dėmesio į jo protestus. Maždaug po 10 minučių mes įėjome į stotį, kur ką tik sustojo kažkoks traukinys. Visą traukinį gaubė mokytojo auros šviesa, štai ten, džiaugsmingai sušukau. Tu vėl sapnuoji, pašaipiai nusijuokė Diženas. Palaukime čia. Aš pasakiau draugui, kaip mūsų guru prieis prie mūsų. Man tik baigus kalbėti, tolumoje pasirodė Šrijuktešvaras, dėvintis tuos pačius drabužius, kaip ir prieš 15 minučių. Jis lėtai žingsniavo už nedidelio berniuko, nešančio pasidabruotą ąsotį. Dėl tokios neįprastos patirties mano kūnų perbėgo šaltos baimės banga. Jutau, jog materialistinis 20 amžiaus pasaulis traukėsi nuo manęs. Argi aš jau persikėliau į praeitį, kuomet jūroje priešais Petrą pasirodė Jėzus? Kai Šrijuktešvaras, šiuolaikinis jogas Kristus, priėjo prie tos vietos, kur netekę žado stovėjome su Diženu, mokytojas nusišypsojo mano draugui ir tarė. Aš ir tau siunčiau pranešimą, tačiau tu nesugebėjai pagauti jo. Diženas tylėjo ir tarimai žvelgė į mane. Kai savo guru palydėjome į Ašramą, abu nuėjome į Seramporo koledžą. Diženas sustojo gatvėje, iš kiekvienos jo kūno ląstelės liejosi pasipiktinimas. Taigi mokytojas siuntė man žinutę, o tu paslėpei ją, tu privalai pasiaiškinti. Argi aš galiu tau padėti, jei tavo proto veidrodis virpa taip neramiai, kad tu negali net užfiksuoti savo mokytojo nurodymų. Atkirtau. Pyktis Diženo veide pradingo. Aš žinau, ką tu nori pasakyti, tarė nusiminęs, tačiau prašau paaiškinti, kaip tu sužinojai apie berniuką su ąsočiu. Kai baigiau pasakoti apie neįprastą mokytojo pasirodymą bendrabutyje šį rytą, mes abu priėjome Seramporo koledžą. Tai, ką išgirdau apie mūsų gurų galias, tarė Diženas, verčia mane tikėti, kad bet kuris pasaulio universitetas yra tik vaikų darželis. Pabaiga.